Pasiėmiau kamerą į stovą, čia rankšluostis. Bandysim važiuoti prie ežero, bet prieš tai nučiužė kamerą. Bet prieš tai važiuosim paimti vieną senai matytą žmogų. Tad važiuojam, o paskui paaiškinsiu, ką šiandien darysim. Žiūrėkit, ponas Arvidas sugrįžo. Šait. Žiūrėkit, kokią kamerikę. Palaikyk. O, palaikysim. Bijau numesti tokį turtą. Šiandien turėsime klausimų atsakymų laidą ir ponas Arvidas grįžta. Ir bandysim... Backstreet's back. Alright. Ir bandysim su jo kamerą šiandien pafilmuoti. Nes kalbėsim kartu, Arvidas padės kažkų sudalyvaut man. Ir nežinau, ką čia norėjau pasakyti, vienu žodžiu, Arvidas šiandien padės, prisijungęs prie šitos tradicija tapusios kas mėnesinės laidos. Tai va, tai dabar kur keliaujam? Un žalių ežerų? Bandom. Tai, žiūrėk, kaip gerai. Wow. Subės. Gerai, tai šitą kamerą išjungiu ir pereisim į šitą kamerą. Tai klausimas toks, ar atidarėjau maudynių sezoną? Dar ne. Ne? Aš dėja dar ne. Aš jau 3 kartus. 2 kartus Širvintose, 1 kartą čia. Ir čia šaltesnis vanduo nei Širvintose, kas keisto. Tai tikrai keista. Žiūrėsim, kaip šiandien bus. Tai šiandien tavo bus atidarimas, taip išeina? Ar ne? Gaunasi, kad jo, dabar mano, nes aš dar nespėjau. Ar tik pabraidimą darysi? Aš viliuosi, man pavyks daugiau nei pabraidimus, bet aš tiesiog esu pasiryžęs pabraidimui ir visa, kas vyks po to, aš leisiu. Okay. Aš leisiu. Nu va, sustojam. Remontai prie Žalių ežerų, atsimenu, sekmadienį turbūt važiavau čia, ne. Taip, sekmadienį čia važiavau, per lietų maudžiaus. Ir pastebėjau šitą remontą ir tada mintis atėjo. Nu kodėl vasarą šitą remontą reikia daryti? Galėjau pavasarį, rudenį, nežinau. Dabar rašė didžiausias Vilniaus istorijai remontas vyksta. Ai, apskritai? Didžiausia, jo. Nu. Tai taip. Nu, koks skirtumas, va. Laiko yra. Egliai pačiai atsisės, tada įlysti ir sėdėti vandenį. Tada... Už tai gaut pliusų. Tada, aš nežinau, kranas yra. Tai gal išsiplaust. Tada pasvaciu. Tualetą. Iškept galima kažką ir daugiau nespėjom, gaila. Atkeliavom. Dabar surasim kokią nors ramią vietelę. Žinai, kiek klausimų šiandien? 5. 7. 7. Draugą pamečiam. 7 žiūrovų klausimai. Einam, pabandysim juos atsakyti. Hop! Ką? Sakai, kameros nejudėt geriau, ne? Tai va, atkeliavom prie nuostabaus gamtos kampelio su ponu Arvidu senai matytų. Ir šiandien darome klausimų atsakymų laidą. Ir tradiciškai klausimus skaitys mūsų svečias. Oi, kur aš čia įlipau? Į kadrą. Aha. Ir bandysim juos atsakyti ir pakalbėti. Pirmas klausimas, kiek aš atsimenu, labai ilgas turėtų būti atsakymas. Tai gal nuo jo ir pradėsim, nežinau. Ar nuo trumpesnių geriau? Ar nuo trumpesnių geriau pradedam, nežinau. Kaip tu galvoji? Tai paskutinį turbūt vis tiek pasakysi trumpai apibendrinsi, kad turbūt vaizdo įrašą darysi. Kurį? Tai gal pabaigai. Pabaigai? Pirmas ir yra tas, apie kurį šnekėjai. Jo, šitas ilgas. Tai šitą paliksim pabaigai. Sakai? Jo. Nu gerai. Pradedam nuo trumpų klausimų, o ilgą paliksim tokį rimtą psichologinį pabaigai. Okay. Nu, šiaip visi svarbus klausimai.
Gerai, tai tada darom taip. Gali ne pagal sąrašą, koks tau įpuls. Pagal vardą, kur man įdomus, matau. Gerai, ten įdomių pavadinimų yra. Tradiciškai. Ok, Silva. Silva klausia, neklausia. Aha. Labai patinka jūsų vlogai. Gal vasarą pamatysim daugiau? Aš tikiuosi, man irgi patinka tos vlogus daryti, ypač kelionėse, ypač į užsienį, tai nusimato šiokių tokių kelionių. Na ir čia, Lietuvoje taip pat, ir vieną su ponu Arvydu sugalvoję esam, gal net ne vieną, o du su palapinėm. Šitas, kuris turi vykti kuris kitą arba dar prieš 2 metus turėjom. Prieš 2 metus. Kad aš galvoju, kad prieš metus. Prieš metus tu nusipirkai palapinę. Ir turėjom varyti tada. O dar prieš metus kilo mintis, tai iš viso 2 metus galvojam šitą Labai dalyką. ilgai nokinam šitą vaisių. Tai gal šią vasarą ir pavyks. Ir dar planuojam tokį vlogą su Arvydu daryti, tai išbandysim irklentes. Įdomu, kada šitas vyks. Greitai. Greit. Laikas greitai eina, tai čia. Nežinom, kur Lietuvoje Iki rugsėjo. Iki rugsėjo. Jo, nes po to gali sekti ir kažkas susijęs su, kai mes daugiau suvaržai irklentam. Tai va. Tai vlogai bus ir stengsiuos vieną kokį į savaitę, gal vasarą pavyks padaryti. Neprisižadu, bet pasistengsim. Oho. Kas čia uždavė klausimą? Silva. Čia ne klausimas. Ai, Klausimas. Tiesiog neužsidavė klaustuku. Ok. Tai ačiū Silvai už klausimą. Ok. Geras vardas. Aha. Eveliona. Eveliona. Ar Eveliona. Nežinau, kaip lietuvininkai pasakys. Aha. Kokia mėgstamiausia jūsų spalva? Spėk. Gal tu žinai? Jo, būtų gėda, nežinau. Aš kaip visada, man reikia patraukti. Ai, ateik. Aš bandysiu spėti. Kažkas iš žemės spalvų bus. No. Ne žemės spalva? No. Vadinasi, ne žalia. Ne. Žalia man patinka, bet nėra mėgstamiausia. Ok, mėlyna. Ne. Ne, ok. Raudona. Ne. Bet tai yra tam vaivorykštės spektre? Nėra. Nėra? Nėra. Rožinė? Ne. Rožinės nemėgstu totaliai, be šansų. Nebent tai tavo oda. Nors ne, čia raudonos atspalvis. Aha. Ne, rudos atspalvis. Ruda žemė. Šiaip ta spalva dažniausiai sako, kad čia nespalva. Balta? Balta. Nes balta turi visas spalvas. Tai va, man balta pati geriausia spalva. Aš tu balta varna. Milenijum laikų. Nu, tau patinka spalva, kur jo, bet, spalva, nespalva, jo, bet man spalva. Balta spalva mėgstamiausia. Antroje vietoje geltona. Biški šiandien geltonai apsirengęs. Kodėl šiandien baltas tada? Nu, tu mane aprengi? Aš norėjau sakyti, bet nesakiau. Tu turėjai be žodžių, tiesiog pirštu parodyti. Tai va, balta mano mėgstamiausia spalva. Antroje vietoje geltona, tada žalia eina. Nu ir ką, pažiūrėkim, ką paklausė Bulius. Bulius? Bulius. Įdomiai. Viliuosi jokios agresijos. Kas geriau, miestas ar kaimas? Kaimas. Ir miestas. Ir miestas, ir kaimas. Visai kaip mes vadinam Širvintas. Kaimas, bet tik mum, kiti negali sakyti, kad kaimas. Klausimas, ar šiaip klausia, ar kur gyventi geriau, ar kur ilsėtis geriau, ar kur laiką... Čia jau gaunasi tau teks išsiplėsti. Arba susisiaurinti pačiam. Ar čia klausia, kas man geriau? Vėlgi, daug klausimų kyla šito čia, klausimo. Kadangi klausimai tau, tai kas geriau, miestas ar kaimas? Kaimas. Nežinau. Nes aš kažkada atsimenu, tau kvapai kažkada nepatiko kaimiški, tai vat nežinau. Man patinka kvapai kaimiški ten. Tvarto? Kvapai? Ne, šitie tai man kiti patinka. Vienu žodžiu, jeigu kur gyvent, aš, jeigu turėčiau galimybę, gyvenčiau kaime, nes kaime yra ramybė, o mieste yra veiklos. Bet ir kaime yra kitokios veiklos, žiūrint, ko žmogui reikia. Ne. Tai čia toks filosofinis klausimas. Turiu gerą draugą, kurio tėtis, būdamas, išėjo pensiją ir išvažiavo gyventi kaimą. Ir dabar jam virš 90 metų. Ir aš jam uždaviau klausimą, kaip čia taip pat, iš kur jis tą ilgamžiškumą gavo. Tai jis atsakė, todėl, kad išvažiavo iš miesto. Nes kaime yra reikalų, kaime yra atsakomybių, ten daržas ir taip toliau žmogus juda visą laiką ir sniegą nukasti reikia ir žmogus nesėdi prie televizoriaus. Ir vis yra kažkokių veiklų. Rudenį eina grybaut, pavasarį eina
sulos paimti ir panašiai. Tai yra Daug ten įdomių tokių, veiklų. na aišku, Vilniuje irgi galima veiklų sugalvoti. Tai jo, skirtingos yra kaimo veiklos ir Tai yra vat. miesto veiklos. Tik Vilniuje, ta prasme, mieste yra daug pagundų. Vat toks dar dalykas. Nu, Gali daugiau. būti žmonėm daugiau pagundų visokių, kurios nėra geros ir gali žmogų nuvilioti į ne ten, kur reikia, vienu žodžiu. Ir- O kaip tau atrodo? Aš visada rinkčiaus kažkaip kaimą. Nu, tai va. Gamtarčiau. Tai mes šiandien ir atvažiavom, pavyzdžiui, į gamtą, ne kažkur mieste filmuojam, o gamtoj, nes tuo pačiu ir su jumis pabendraujam, tuo pačiu ir pabūnam gamtoje, paskui dar įlysim į ežerą. O visą, ką girdit aplinkui, tai čia gamta. Taip? Gerai, turėjome Jeigu girdi, žiūrėsim, kaip tavo mikrofonas, ar gal čia tik mūsų garsą paima iš mūsų. Va, bus nežinau. įdomu. Vat įdomu. Aš niekad nežinau, Nu. ką gali šitas rodo kolosas. Tai va. Ok, Rūta, Aha. kokie kanalo planai vasarai? Tai jau truputuką užsiminė. Truputuką užsiminėm, padarysim vlogų daugiau. Užsakiau mikrofonus naujus, kad galima būtų naudot laidai išmintingi pokalbiai. Bet gal panaudos ir dar kažkam? Neaišku. Galbūt vlogam bus patogu naudoti. Gal vlogai pas tave dabar Nu. judėjime kartais bus? Nu. Ne patys vlogai, bet ir išmintingi pokalbiai gal kada bus judėjime? Gal. Ir dar norėčiau šią vasarą sugrįžti į laidą. Vat tau užduosiu klausimą dabar. Ar ką manai, jeigu sugrįžtumėm į laidą, kurią buvom pavadinę Nauja laida, Kur tu kur klausimas kalbinom užduodi? žmonės? Ar žmonės norėtų? A jie gal pamiršo tą laidą? Gali visai? kartais jokiais pasakyti, tą ir tą dieną planuoju filmuoti, bet blogai pasijaučiau, nenorėjau ir tada aš buvau išėjęs, bet jūs netėjot ir dar norėjau, kad nufilmuotume. Tai va, aš norėčiau tą laidą atgaivinti vasarą. Ja, Nu. na, Nauja laida, buvo gera. kur kalbinom praeivius ir visokiom psichologiniam temom kalbėdavom. Tai va šitą laidą norėčiau vasarą atgaivinti, nes rudenį jau po to vėl laiko nėra tokiam Jo, šita dalykam. gera laida Tai va, buvo. išmintingi pokalbiai. Planuoju, kad vasarą sugrįž, nes mikrofonai bus nauji. Ir norėčiau šitą laidą dar atgaivinti. Kas be ko, išminties minutėlės, kiekvieną savaitę po vieną išminties minutėlę. Na ir vlogai. Ir dar vienas dalykas. Konkursą dar darysiu, kai bus virš 1000 prenumeratorių. Tai jau tuoj. Jau Be tuoj. 5 minučių 1000. 3. Tai ja, taip grubiai. Nu, Gerai. Tai sekantis sąraše Morta. Morta. Kokia Labą jūsų dieną, Morta. mėgstamiausia? O, sorry. Aha. Morta. Kokia jūsų mėgstamiausia vieta vasaros atostogams? Ar esi jau tokia radęs? Ar visur tiesiog? Širvintos. Viskas. Širvintas galiu ten kiekvieną dieną atitrukt pailsėti, tiesiog netoli nuo Vilniaus nuvažiuoti. Širvintos. Bet jeigu dar labiau atitrukt, jeigu Lietuvoje, tai Palanga. Palanga. Vis Palangos dėlto jūroje Palanga. nuskendo mano plafkės. Nu, Palanga. O jeigu šiaip imt dar plačiau, Ispanija, Italija. Ten, kur nuvažiuosi, tarp prasme, jeigu imsi visą Italiją, tai viso Italijoje bet kokį miestą pasirinksi, pasijausi kaip kitoj šalyje. Skirtumai, atrodo, kad Oho, tai vadinasi, ta prasme skiriasi. tas likutis iš to, kaip Ten kadaise įdomu. buvo miestai Įdomu. valstybės, tai pilnai jaučiasi tai skirtingi miestai. Tarp kitko, vieną video esam padarę Italijoje su ponu Auridu. O tai senas palais, video. nebuvo įsigrįžęs tas vaizdaįrašas? Yra? Yra? Yra jisai. Tai prie jų... Bolonija, Venecija ir Verona. Galėsiu įdėti tą video apačioj. Gerai, ačiū Morta. Morta. Mortai už klausimą, ačiū. Aha, ir tada paskutiniausias, tas ilgiausias, kur klausimas, kaip tu atsakysi Eisi ir ką pailsėti, kai darysi. paskaitysi, ne? Žiūrėsim, kiek kamerui liko laiko. Aha. Aš tau rodysiu. Žiūrėk, kad tu mirksi. Čia nieko. Čia mūsų garsas. 19 minučių. 19 minučių, 10 spėsiu, tiktais išdaužė. normaliai. Normaliai. Gerai, tai Vaida klausia tavęs. Aha. Ar čia klausia, ar tai... Ok. Tai va, apie melavimą, neklausimą, nenorą pripažinti savo kaltes. Nes vis dar niekaip neįpranta prisipažinti, kad kažką padarė. Meluoja, supykęs, tada verkia. Po pusvalandžio verkimo, tada jau sako, taip gal aš ir padariau. Atrodo ir kalbų mokau, kad iškart reikia pasakyti. Tai čia atrodo, kad apie vaiką ir gal vaiko melavimą kažkoks Apie vaiką, klausimas. kuris kažką padaro, aš taip supratau. Ir paskui
ir paskui nenori pripažinti, kad kažką padarė. Tai klausimas, jeigu teisingai supratau, kodėl vaikas meluoja, ane? Pirmas dalykas, nežinome to vaiko amžiaus. Jeigu tai mažas vaikas, tai turėtumėm pasakyti, kad jeigu tai iki kokių 5 metų, ar mažiau, va tokiam amžiui iki 6, gali būti, kad vaikas pats neskiria melo nuo tiesos. Jis gali, ta prasme, kartais jisai pats gali tikėti tuo melu. Bet jeigu kalbam apie vyresnį nuo 7 metų, nuo 8 metų, tai jau vaikas po truputį tas egocentriškumas jo mažėja ir jis gali vis labiau ir labiau suprasti, kaip kas vyksta. Ir apskritai, tada kyla klausimas, kodėl žmonės apskritai meluoja. Kartais žmonės priveda prie tokios situacijos, kad žmogus nori meluoti, nes nenori blogai pasirodyti, nenori nuvilti savo mamos, savo tėčio, mokytojos ar mokytojo. Gali būti tokie dalykai, kad vaikas tiesiog padaręs klaidą, netyčia kažką padaro. Gali būti ir taip, kad netyčia kažką padaro ir dėl to gailisi, netgi jaučia kaltę. Ir kai ateina kažkas jam sako, žinai, tu blogas esi, tu kažką blogo padarėjai, tada vaikas sako, aš nieko nepadariau. Jisai bando gintis, įsijungia gynybą, kad apsiginti. Ir tai natūralu, čia net ir suaugęs žmogus dažnai taip elgiasi. Tai čia labai daug priklauso nuo vaiko amžiaus, nuo situacijos, nuo aplinkybių, kaip suaugusieji su juo bendrauja. Nes jeigu aplinka, tarkim, yra tokia, kur suaugę dažnai jį kaltina, kad tu ten kažko nesugebi, tu ten toks ir anoks, tada jam įsijungs gynyba natūraliai. Jeigu aplinka yra priimanti ir suprantanti ir palaikanti, bus kitoks reiškinys. Tai va, čia daug yra nežinomųjų tokių faktorių, reiktų daugiau sužinoti apie tą situaciją plačiau, nes taip va komentuoti, kaip iš tikrųjų ir kodėl, kas labai sudėtinga, nes vėlgi sakau, labai svarbu ir vaiko amžius, vaiko galimybės, ką jisai daro. Jeigu tai pradinukas ir jis meluoja, tai jis, sakau, greičiausiai tai gynyba, jisai stengiasi tiesiog. Aha. Čia klausimas. No. O šiaip čia įsipirkimas. Ateik čia, gali nesigirdėti. Aha. O aplinka turi esmės tam? Tai taip, aplinka labai didelę esmę turi, dar priklauso, sakau, kaip jeigu tai pradinukas, kaip mokytojai. Jeigu imsim Eriko Eriksono teoriją, kur Erikas pasakoja, kad vaikui labai svarbu patirti sėkmę, pradinukui. Ir jeigu jo aplinka neduoda tos sėkmės ir vis sako, kad tu kvailas, tu nieko nesugebi, tu blogas mokinys ar panašiai, vaikas nepatiria tos sėkmės ir dar gali jaustis ir tą menkavertiškumo jausmą. Ir jisai kažką blogo padaręs, kažką galbūt, nežinau, išdaigą kažkokį iškrėtęs, jis ten galbūt pakelia savo tą, kaip čia pavadinti, savo kažkokį tą lygį, nori pasirodyti prieš kitus žmonės ar panašiai. Čia su savivertė susiję? Jo, greičiausiai. Tai va, tai iš tikrųjų labai rimtas ir labai svarbus jūsų klausimas, bet reiktų daugiau informacijos apie uodai skraido. Reiktų daugiau informacijos apie šitą atvejį būtent. Tai va, aš nežinau, manau, klausimų atsakymų laidai šito tokio mano atsakymo pakaks. Bet jeigu turbūt padarysi atskirą, tiesiog vaizdo įrašą, nes vis tiek tema gera. Tema gera, galbūt reiks padaryti atskirą video vien tik šitai temai. Gal palaužys ir apie veiksmus skirtingų amžiaus. Yra užsakytas video, dabar dar žiūrovams pasakysiu, kad planuoju birželio mėnesį nufilmuoti video apie laiko planavimą, nes užsakė šitą temą žmonės vienam projektui kažkokiam tai. Bet pasidalins ir su savais. Pasidalinsiu ir su savais, tai birželio mėnesį planuoju tokią rimtą paskaitą apie laiko planavimą, apie tą tokį pasirinkti prioritetus, kas kaip ypatingai paaugliams, kurie
apkraunami daug visokių namų darbų ir darbai, visokios veiklos ir panašiai. Duosiu Tai nors apie laiko planavimą. live hackų, taip sakant. Bandysim. Tai va, šitų pamokų nebūtina lankyti, nekreipti dėmesio. Jo. Tai dar yra klausimų. Ar čia jau paskutinis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viskas. Tai ačiū žiūrovams už klausimus. Ačiū Andriui už atsakymus. Ačiū. Už gerus atsakymus. Ačiū ir ponui Arvidui, kad šiandien sudalyvavo. Ir tada aš dar turiu klausimą. Odai skraido. Dar turiu klausimą. Tai ar darysim laidą, naują laidą? Reikia bandyti. Bandysim. Tai Nes, taip sakant, tik tai ir nurodys. Jeigu bandysim ir gausis, tai bus. Gerai. Tai vienu žodžiu, vasarą laukit laidos, kuri vadinasi nauja laida. Gal klausimus dažniausiai tu galvoji, ar galvos ir publika? Tarp kitko, jo, tai laidai, gerai, paaiškinsiu, kas ten per laida, ant greito. Nes čia toj baigsis baterija, ar ne baterija, kažkas baigsis. Laikas baigsis. Kaip tikram gyvenime, tik laikas gali baigtis. Tai va, ta laida yra, kur mes su Arvidu einam ir kalbinam žmonės ir užduodam paprastus, bet svarbius psichologinius klausimus tiesiog gatvės praeiviams ir įtraukiam žmonės į bendravimą. Kartais gali sutapt, kad tinkama diena, tai man reikia spalvo ne Valentino, kažkokia buvo diena, kur tu apie meilę. Ten žiema buvo, tai žiemą tingėjom išlysti iš urvo, šalta, vienu žodžiu, dabar vasarą lengviau tą daryti. Ar girdėjot apie Tai va, tai žiūrovai, jeigu turėsit pasiūlymų, kokius klausimus galėsim užduoti praeiviams, tai drąsiai rašykit komentaruose. Tai va, viską pasakiau, kas dar. Aš nežinau. Tai viskas. Tavo kanalas. Viskas. Tada viskas. Einam maudytis. O tada su jumis tu pirmas atsisveikink. Pliukšt. Bukšt. Jokau. Iki kito karto. Susitiksim.